Na, čia yra labai daug įvairovės iš tikrųjų. Viena vestuvių diena apima daugybę fotografijos sričių. Tu fotografuoji reportažą, fotografuoji detalės, fotografuoji portretus, fotografuoji tūsą. Yra visko. Vienoje dienoje yra visko labai daug ir tai įvairovė visai žavi. Tu priimi daug kūrybinių sprendimų. Fotosesijos dalyje ir patikrini savo jėgas kaip reportažo dalies fotografą. Kaip tu dirbi greitai, kaip tu spėjai užfiksuoti momentus, akimirkus, ant tiek platus tavo regėjimo kampas. Nėra tam tikro stereotipo pas mus jaunųjų, jie visi labai skirtingi, kurie dirba su mumis, bet visi turi ir kažką tokio bendro. Jie visi labai šilti, labai atviri, labai draugiški, labai meili, su labai mažu tokiu asmeniniu atstumu. Mes galim labai arti prieiti. Ir pasitikintis mumis, kurie tiki to, ką mes darom ir žino, kad viskas bus labai fainai galutiniam rezultate ir procese taip pat. Vaidmenį vaidina ir tai, kokią dalį jų įsivaizduojame šventėje, koks prioritetas skiriamas fotografijai. Jeigu tai nėra labai svarbu, jie gali pasilikti fotografą paskutiniai minutiai. Jeigu jų visa šventė rišasi prie to, kokius jie turės atsiminimus visam gyvenimui nuotraukose, vėlgi tada truputį kitaip visas tas procesas vyksta. Svarbu patikti kaip žmogui. Jeigu tu patinki kaip žmogus, su tavimi įdomu leisti laiką, tai jiems pagrindė, aš manau, ypatingai prieš vestuvę, jie grinai praleidžia su mumis laiką, pamato, kad fotografuotis nėra baisu, tiesiog tu gerai pasitūsini, o vestuvių dieną jie jau būna atsipalaidavę, nes jau buvo matę nuotraukas iš prieš vestuvinės sesijos, tai jau supranta, kad jie viską daro gerai ir jiems puikiai sekasi. Mes tikriausiai nesutikome nei vienų, kurie susitikimo metu sakytų, wow, žinokit, mums taip patinka fotkintis, ką čia darysim ir taip toliau. Dažniausiai būna arba aš, arba mes abu nemėgstam, arba mano vyras labai nemėgsta. Na, bet tai yra natūralu, tiesiog mūsų darbas yra, kad jiems tai patiktų, kad jiems patiktų procesas ir rezultatai. Iš tiesų, vestuvių fotografija, kas labai žavi, kad tu dirbi irgi tuo pačiu metu visą laiką pozityvę. Iš tiesų, tu matai, kai išlydi tėvai jaunoji, ten pradeda jie visi verkti, kažkaip būna irgi, kad tave tai kabina, tau irgi atsiranda ant akių ašaros, tai labai jautriai reaguoji. Tu per tą dieną išgyveni labai daug ko. Tai viena diena tavo gyvenime, kai tu iš tiesų turi labai daug. Ir streso, ir džiaugsmo, ir rūpesčių, svetimų, ir savų. Ir tada toks fejerverkas jausmų. Tada grįžti namo, sėdi prie kompo ir vėl išgyveni tas akimirkas.